Tai sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš Vita ir iš tikrųjų labai keista po maždaug mėnesio laiko su jumis sveikintis ir vėl kažkaip filmuoti video, išsivažiuoti tą tokią rutiną, kai aš kuriu jums turinį. Iš tikrųjų nusprendžiau padaryti tokią pertrauką dėl to, nes tuo metu buvo prasidėję tarpiniai ir dėl tų visų tarpinių norėjosi kažkaip labiau susifokusuoti ties mokslais ir tiesiog labiau susifokusuoti ties jais, bet dabar praėjus tai kaip ir pagrindiniai jau sesijos daliai, sakykim taip, tai norėjausi jau ir jaučiausi pasiruošus grįžti atgal į tą visą turinio kūrimą ir kadangi aš po mėnesio laiko grįžtu ir aš kažkaip nepadariau jokio atskiro video čia YouTube, kur būčiau pranešusi apie tai, kad aš tiesiog darau trumpą pertrauką, tai aš nusprendžiau, kad pirmas mano toksai video bus būtent apie tai, kodėl aš padariau tą pertrauką, ką galbūt išmokau, kas įvyko per tą mėnesį. Tai iš tikrųjų savo Instagram'e paklausiau jūsų, kad parašytumėt, kas jums aktualu, įdomu, būtent ką norėtumėt išgirsti, ką aš per tą mėnesį nuveikiau, išgyvenau. Tai va, labai kviečiu iš tikrųjų pasiekti mane Instagram'e Teenagers Beauty, nes va būtent tokio tipo videose jūs irgi galite dalyvauti ir įsitraukti. Tai pradėkime nuo pirmo klausimo, ką išmokai per tą laiką, ar buvo verta. Tai manau, kad tikrai buvo labai verta, vien tik dėl to, kadangi žymiai kur kas mažiau tos tokios įtampos ir streso buvo ir taip pakankamai streso buvo, nes aišku nežinomybė, kokie tarpiniai bus ir kokios temos bus dėtos, užduotis, ar užteks tikrai to laiko ir taip toliau. O ant viršaus aš vis tiek jaučiuosi kažkaip įsipareigojusi jums kelti tą turinį ir jeigu aš nebūčiau pasakęs, kad žinot, aš dabar noriu padaryti trumpą pertrauką, niekur nedingsiu, bet tiesiog darau tokią trumpą pertrauką, tai man būtų žymiai sunkiau, jeigu man nepavyktų kelti. Ir šiaip jau paskutiniu metu man buvo labai sunku kažkaip išlaviruoti, išbalansuoti tą mokyklos gyvenimą, sakykime, ir tą turinio kūrimą ir dar kažkokių užsiėmimų ir tiesiog, tai žodžiu gavosi taip, kad aš tiesiog turėjau save pristabdyti, atsiriboti ir susidėlioti viską ir susifokusuoti, kaip minėjau, tai aš manau, kad aš išmokau per tą laiką, per tą mėnesį tiesiog šiek tiek ramiau viską žvelgti ir gal labiau suprasti, kad viskas yra okei, jeigu taip kažko turiu atsisakyti tam, kad pasiekti vieną kažkokį tikslą ir tiesiog savęs neperspausti, kas yra labai svarbu. Antrasis klausimas, kodėl nusprendei padaryti pertrauką? Tai video jau pradžioje minėjau, bet būtent dėl tarpinių patikrinimų, aš sakyčiau, kad tai yra tarpiniai egzaminai, nes iš tikrųjų tai nėra tarpinis patikrinimas, tai yra dalis valstybinio brandos egzamino. Lietuvių matematika išskirstyta į 3 dalis po, man atrodo, 20% kažkaip taip. Dabar aš net pati tiksliai susipainiosiu, nes nežinau, nėra labai daug informacijos apie tai iki šiol tiksliai, bet, žodžiu, kad tai sudaro dalį tavo egzamino, tai dalis procento tavo egzamino. Tai žodžiu, pavyzdžiui, šitą visokių biologijų, istorijų, kuriuos mes laikysim šiais metais ir laikėm jau kai kurie, tai tarkim ten sudaro 40% iš žodžių ir lieka 60% egzamino. Bet esmė tokia, tai jo ir šitą reformą mes kaip ir pirmoji karta, kuri turim patirti tą, išgyventi tą, praeiti, esam tokie eksperimentiniai triušiukai. Tai žodžiu, iš tikrųjų labai yra tokia, sakyčiau, liūdna situacija, nes nežinau, aš manau, kad daugumai yra tas, nes vis dėlto kiek stebiu ir internete, ir visur kitur, ir iš pažįstamų, iš savo aplinkos. Iš tikrųjų, pasiruošimas tai reformai yra tragiškas dėl to, nes mes neturime vadovėlių, programa pasikeitė, man labai gaila mokytojų, nes jie verčiasi per galvą, ieškodami kažkokios medžiagos, kurią mes galėtume išmokti, jie galėtų mus išmokyti, mes galėtume pasiruošti egzaminui.
Ir ypatingai buvo dar tas toksai, kad egzaminas vis keičiasi, tai ten, pavyzdžiui, vienur manom, kad bus kalbėjimas, bet ne, nusprendžia, kad bus ten koks klausimas, ar ten dar kažkas, nu, žodžiu, kad slankėje ir tu gyveni tokioj pastovioj būsenoj, kur nieks neaišku yra. Ir aš manau, kad tai ir daugiausia kelia to streso, aišku, ta tokia nežinomybė absoliuti. Ir gal ta nežinomybė, aš sakyčiau, tiek visų negazintų, jeigu būtų kažkoks, žinot, minimalus pagrindas, nes, nu, aišku, kad visada kiekvienais metais egzaminai skiriasi, užduotis yra kitokios, gali būti temos kitokios, bet yra tas pagrindas, kur tu žinai, kad tu tikrai išėjai galbūt tas temas ir tiesiog, jeigu tu neprisiminėjai, tai yra tavo problema, o ne tai, kad tiesiog galimai jūs net nežinot, kad tos temos reikia, kad ją reikia išmokti, nu, žodžiu, tai tiesiog labai daug visko į tai įeina. Noriu pasiūsti tokį didžiausią apkabinimą ir stiprybės palinkėjimą visiems 11-okam, nes tikrai nuoširdžiai jūs visus labai suprantu ir užjaučiu. Bet vienintelis, man atrodo, mums toks kaip paguoda, tai yra tai, kad mes turėsim tą tokią kaip ir galimybę perlaikyti tą tuos egzaminus, jeigu mums nepatiks, ir pasirinkti geresnį rezultatą. Kaip įdomu būtų išgirsti, aš taip pat gavėnios pradžioje smartfoną iškeičiau į mygtukinį, tai aš sakyčiau, mano tas toksai atsiribojimas, šioks toks, nu, sumažinimas, būtent laiko buvimo socialiniai erdvėjai, tinkluose, buvo, kaip ir minėjau, pagrindė dėl to, kad galėčiau atsipalaiduoti labiau, nekelt kažkokio savo dar didesnio streso ir galėčiau susifokusuoti labiau į vieną veiklą ties mokslais. Tai mano buvo toksai sprendimas. Nežinau, aš kažkaip, žinot, labai linksma, nes kartais paklausia, tai kiek tu čia, ypač kas žino, aišku, kad aš kuriu turinį socialiniuose tinkluose, tai dauguma klausia, tai kaip čia tada, ar tau sunku labai, ar tu manai, kad tu turi tą priklausomybę socialiniam tinklam. Ir mano atsakymas yra labai paprastas, iš tikrųjų, kai tu kuri socialiniuose tinkluose turinį, tai dar yra vienas būdas, aišku, kaip tu išreiški savo kažkokį kūrybiškumą, tu tiesiog daliniesi savo žinomis, pats bandai, ieškai, išmoksti, bet po to tau tiesiog nelabai net norisi būti socialiniuose tinkluose dėl to, nes kiek tu laiko juose ir taip praleidi natūraliai, kurdamas tą turinį, nes tu ieškai, kokia muzika populiari, kokie dabar yra trendai, tada galvoji labai daug minčių, filmuoji, nu, ta prasme, tai susideda labai daug į vieną ir tau po to net nesinori iš tikrųjų kažkaip papildomai leisti laiko, toj erdvėj tau labiau norisi susifokusuoti ar kažką pakeisti tiesiog kažkokią veiklą, bet taip aš manau, kad čia yra šiaip ypač mėnesį. Aš žinau, kad šitą video įkelsiu jau dabar apie Velykas, prieš Velykas, bet kitais metais, tarkim, jeigu jūs norėtumėt savo tokį kaip iššūkį padaryti, tai tikrai manau, kad labai apsimoka ir labai verta. Vienintelis dalykas, kurį aš pastebėjau kaip turinio kūrėja, tai kad anksčiau vis dėlto vis tiek buvo tas toksai vidinis noras, kad matau kažką, aišku, noriu nufotografuoti, pasidalinti su jumis. Ir gal nebuvo tokio labai kartais, nu aš mąstydavau, nebuvo taip, kad žinot, fotografuoju bet ką ir keliu bet ką ir tiesiog nėra jokios minties už tos nuotraukos ar už to turinio, video ar taip toliau. Bet tas toks nebuvimas socialiniuose tinkluose mane, aš vis sustabdydavau save mintis ir taip galvoju, Vita, klausyk, ar čia tikrai reikalinga ta nuotrauka, ar jinai čia tikrai tiesiog kažkokia super wow, ar tai yra iš vis įdomu, ar tu po to ištrinsi galų gale tą nuotrauką ir jinai tau tiesiog, nu, bet trindamas, kaip sakant, telefoną, jeigu jis būtų visas užpildytas, nebūtų vietos, ar tu tą nuotrauką pasiliktum, ar ne. Ir man tai buvo toksai, gal ne tai, kad atradimas, bet toksai, aš dabar supratau, kai dabar mes kiekvienas turim telefoną, socialinius tinklus, tikrai labai norisi daug ką fotografuoti ir gal kartais iš to kažkokio ar emocijos, ar noro pasidalinti, mes, nu, kaip pasakius, nepagalvojom iš tikrųjų, ar ta nuotrauka yra vertinga. Man tai yra labai svarbu ir man atrodo, kad tai pakeis ir mano socialinių tinklų tą įvaizdį ir turinį, nes aš gal labiau būsiu atidesnė ir labiau galvosiu, kaip aš noriu nufotografuoti,
ar tikrai ta nuotrauka gera. Nes norisi, žinot, kurti ne vien jum kiekį kažkokio turinio, norisi kurti kokybę ir norisi gal, aš nežinau kaip ateityje bus, bet aš visada labiau esu už kokybę, o ne už kiekybę, tai aš dėl to kažkaip labai džiaugiuosi, kad, nežinau, atėjo tas toks suvokimas galbūt, kuris anksčiau buvo toks labiau geriau daugiau negu kad geresnė kokybė, tiesiog norėdavosi jums kuo daugiau padaryti ir jo, tai aš dabar labiau gal ir mažiau kursiu, aš nežinau, niekada nesakyk niekada, gal ir daugiau pažiūrėsiu, bet nenoriu prisižadėti, kaip visada, tai žodžiu, pažiūrėsiu kaip bus, bet noriu garantuoti savo turinio kokybę. Na ir paskutinis klausimas, kaip pasikeitė mano emocinė sveikata apribojus socialinius tinklus. Tai vėlgi, kadangi aš apribojau socialinius tinklus, nes norėjau išvengti dar didesnio kažkokio to emocinio krūvio, ypač artėjant tiem visiems tarpiniam, tai aišku, aš negaliu pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų, bet gal šiek tiek buvo to tokio mažiau streso, nes vis tiek iki tol, kol aš pasakiau, kad aš noriu padaryti tą pertrauką, jau kaip ir minėjau prieš tai, jūs patys tikriausiai pajutot, kad mažiau turinio, kuriu vis rečiau įkeliu video ir, nežinau, gal ir šiek tiek matėsi, kad man jau buvo gan sunku išlaikyti tą pastovumą savo kūrybos, tiesiog, kad pastoviai kurčiau, tai man buvo jau darėsi sunku tą išlaikyti ir daryti, buvo apsikrovus per daug ir man reikėjo tos pertraukos ir vis dėlto aš kuriu aš dabar galvoju, pradėjau kurti YouTube iš vis nuo 2018 metų ir nuo to laiko aš nebuvau padarius tokios iš vis kaip pertraukos, aš niekada nebuvau pasakius, kad žinot, aš darau pertrauką ir viskas ir kažkokiam laikotarpiui aš niekada nesu pasakius to nei vienam iš savo, nei per vienus žodžių metus aš to nesu padarius, nei pasakiusiu. Ir aš manau, kad čia jau tikrai absoliučiai normalu, kad turėjo būti kažkokių momentų tai įvykti, tas toksai, tokia pertrauka, nes vėlgi kūryba yra toks dalykas, kad taip tu gali kurti kiekvieną dieną, iki tol, kol tu visai toksai jau palūžti ir tau reikia tos jau ne tai, kad būtų faina turėti tokią pertrauką, padaryti kažkokią pauzę, o tau iš tikrųjų reikia. Tai aš manau, kad dabar grįžtu į socialinius tinklus, šiek tiek pakeitus gal požiūrį į juos, taip tikrai pakeičiau, kaip ir minėjau, atsakinėdama į kitą klausimą, kad tikrai pasikeitė šioks toks tas požiūris, tas nuotraukas ir taip toliau. Ir, nežinau, jaučiuosi kur kas pozityvesnė ir kad galėsiu ir gal man tas pavyksta išbalansuoti socialinių tinklų kūrimo, turinio kūrimo socialiniuose tinkluose ir mokymuose. Aš labiau esu kažkaip pozityvesnė, kad man pavyks tai padaryti, išbalansuoti ir pastoviai toliau kelti tą turinį, nes iš tikrųjų jau buvo gan sunku ir man buvo tas toksai jaudulys ir stresas vis kaupėsi, kad aš man neišeina jums pastoviai to turinio pastoviai kurti, rodyti, transliuoti. Ir ta prasme, jo, ir tas iš tikrųjų, nežinau, kaip turinio kūrėjai labai kerta, nes nesinori, žinot, kažkaip, kad jūs liktumėt be to turinio ir žinau, kad kaip ir sakau, kad kiekvieną šeštadienį keliu, tai norėtųsi, kad tai ir būtų, tai žodžiu, jo, tai tikrai, manau, kitą kartą, jeigu darysiu tokią pertrauką, aš būtinai įspėsiu, bet dabar, kai jau mokslo metai į pabaigą, kai jau tarpiniai visi beveik parašyti, tai kažkaip jaučiu, kad tikrai ir tas toksai įtampa atslūgs ir galėsiu aš, kaip ir minėjau, jums kurti daugiau turinio. Tai labai noriu padėkoti už visus klausimus ir noriu palinkėti kiekvienam 11-okui nepergyventi, nes, kiekvienas iš mūsų esam toj pačioj valty, sėdim visiškai identiškom sąlygom ir vienintelė paguoda, kaip ir minėjau, tai yra perlaikymai. Ateities 11-okam būsimiem linkiu tiesiog stiprybės. Man labai gaila, kad
kiek dabar, aš nežinau, kaip gal po to, kaip pasakė švietimo ministerija, bet kad nebus progos perlaikyti. Na, aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad užduotis bus kitokios, jos bus labiau normalios ir adekvačios, nes tikrai kai kur tai yra visiškai nesusiję dalykai su pačiu mokomuoju dalyku ir klausimai suformuluoti blogai. Tai aš tikiuosi, kad kažkaip viskas pasikeis ir viskas pasitaisys į gerą ir jums bus kur kas paprasčiau laikyti tą tarpinį, nes jeigu viskas būtų šiek tiek labiau apgalvota, padaryta ir pasiruošta, tai aš manau, kad šita šiaip reforma nėra tokia bloga. Gal ir visai nieko, tai kad jeigu tu surenki vienam tarpinį kokius 5, kitam 10 ir tada, nežinau, 20, tai tu jau automatiškai išlaikai. Nėra to tokio, žinot, kad nueini į vieną egzaminą ir tau žiaurus stresas yra. Aišku, dabar mums tas stresas, manau, buvo padvigubėjęs, jeigu ne paketurgubėjęs tiesiog. Bet jo, tai aš tiesiog noriu palinkėti, pailsėti, labai rūpinti savo sveikatą, emocinę pirmiausia, nes viskas prasideda nuo mūsų galvos, nuo mūsų minčių. Tai tiesiog labiausiai žiūrėkit savo sveikatą, prioritizuokit savo poilsį ir stenkitės išvengti to streso ir nerimo, kad ir kaip tai bebūtų, koks jums būdas tinkantis. Tai jeigu jūs nežinot, tai tiesiog bandykite per vasarą atrasti. Bet čia šiaip manau, kiekvienam iš mūsų tas yra labai svarbu išmokti doroti su tuo stresu, su tais nervais, nerimu ir bandyti save prižiūrėti ir jo, tai va. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video ir susimatysim kitame video. Čiau!